Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalino vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Susikūrėme Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje. Tad jeigu norite ir galite prisidėti prie laidų kūrimo mus paremdami finansiškai, tapkite Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone. Taip pat prisidėti finansiškai galite tiesioginiu bankiniu pavedimu, pervesdami lėšas į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Vilniaus teisme toliau nagrinėjama vadinamoji riaušių byla. Įvykiai, dėl kurių nagrinėjama byla, kilo 2021 m. rugpjūčio 10 vakarą po mitingo prieš vyriausybės ribojimų žmonėms, neturintiems vadinamojo galimybių paso. Visai neseniai baigiamąsias kalbas teisme sakyti baigė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai Remigijus Matevičius ir Romualdas Betingis. Realias laisvės atėmimo bausmes nuo 2 iki 5 metų prokurorai siūlo skirti 33 kaltinamiesiems. 52 asmenims siūloma skirti laisvės atėmimo bausmes jų vykdymą atidedant. Antanui Kandratui prokuratūra pasiūlė skirti 5 metus ir 5 mėnesius nelaisvės. Tokia bausmė siūloma ją subendrinus su anksčiau paskirtąją bausmę. Andrėjui Lobovui prokuroras siūlo skirti 4, o kovotojui Arnoldui Misiūnui 3 metus kalėjimo. O vyšne ant torto prokuroras Romualdas Betingis teigia, kad mokytoja Asra Ginavaitė Astrauskaitė ragino įvykdyti karinį perversmą, nuversti teisėtą valdžią. Jai siūloma skirti lygtinę 3 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams. Įsivaizduojat, ragino vykdyti ne bet kokį, o karinį perversmą. Įdomu, ar prokurorai nustatė, kur mokytojos Astrauskaitės visos karinės priemonės buvo laikomos - tankai, šautuvai, kariai ir taip toliau. Visiškas absurdas. Vis bandoma baksnuoti pirštais į asmenis, kurie organizavo 2021 m. rugpjūčio 10 dienos mitingą prie Seimo ir pavaizduoti juos bei ten dalyvavusius kaip pačius didžiausius nusikaltėlius. O gal reikėtų prisiminti, kodėl tas mitingas įvyko. Žmonės nepamiršo, kai valdžia juos spaudė ir vertė atkišti petį ištirtiems kyšiams, kai valdžios dėka žmonės buvo metami iš darbų, kaip studentai turėjo nutraukti studijas, kaip žmonės net negalėjo nusipirkti maisto be negalimybių paso. Neseniai Facebook vadovas buvo pasidalinęs informaciją, kaip Joe Bideno administracija jį spaudė cenzuruoti turinį Facebook, kuris kritiškai atsiliepė apie kyšius nuo populiariausios ligos. Kiekvieną dieną aiškėja vis daugiau faktų, kurie parodo, kiek neteisybės ir neteisėtų veiksmų buvo taikoma vadinamosios pandemijos laikotarpiu. Tad kada bus teisiami tikrieji nusikaltėliai vadinamosios pandemijos metu pažeidinėję žmogaus teisės, įvedę neteisėtus suvaržymus, o ne tie, kurie tam priešinosi. Tačiau kaltinamieji sugalvojo labai gerą gynybos planą. Lietuvos šeimų sąjūdis parengė kreipimąsi į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donald Trump, kuriame prašoma pagalbos vadinamojoje riaušių byloje kaltinamiems žmonėms. Šį kreipimąsi perduos Europos parlamento narys Petras Gražulis, kuris šią savaitę vyksta į Vašingtoną ir susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento aplinkos žmonėmis. Kreipimąsi jau pasirašė daugiau nei 3000 žmonių. Nuorodą, kur galima pasirašyti kreipimąsi, paliksiu vaizdo įrašą aprašyme ir komentaruose. Derėtų prisiminti, kad Donald Trump jau pirmąją savo darbo dieną suteikė malonę daugiau kaip 1500 savo šalininkų, kurie 2021 m. sausio 6 d. šturmavo Kapitolijų, siekdami panaikinti 2020 m. prezidento rinkimų rezultatus. Jis taip pat nurodė nutraukti visas nebaigtas kaltinamųjų dėl Kapitolijaus riaušių baudžiamąsias bylas. Donald Trump aiškiai suprato, kad šie asmenys buvo politiškai persekiojami ankstesnės valdžios. Tad ar vadinamojoje riaušių byloje nėra lygiai toks pat politinis asmenų persekiojimas? Tad, brangūs žiūrovai, palaikykime persekiojamuosius vadinamojoje riaušių byloje, pasirašykime peticiją ir paraginkime ją pasirašyti kitus. Juk tie žmonės kovoja dėl mūsų visų teisių. Padėkime vieni kitiems. Iki.